Sveiki prisijungę prie Atviro tėvų kvadrato antrojo sezono. Apvalaus kvadrato mokykla atveria duris ir kviečia norimas paskaitas ar pokalbius išgirsti ne tik nuotoliniu būdu. Esant galimybei, laukiame svečiuose, nes visos transliacijos vyksta tiesiogiai iš mokyklos klasės. Tad mielai kviečiame prisijungti gyvai. Šį sezoną jūsų laukia vertingi patarimai iš mokytojų, psichologų, sporto specialistų. Netrukus prasidės jūsų pasirinkta paskaita. Primename, kad vykstant pokalbiui galite užduoti jums rūpimus klausimus, į kuriuos pašnekovai atsakys renginio pabaigoje. Antrojo sezono programos ieškokite svetainėje apvalauskvadratomokykla.lt. Kviečiame atrasti rūpimas temas ir registruotis. Malonaus žiūrėjimo! Sveiki prisijungę. Labai džiaugiuosi, kad esame čia šiandien. Esu ne viena, esu tokiam gausiam būryje ir labai džiaugiuosi, kad jūs taip padomitės, klausotės pokalbių, jums smalsu vaiko pasaulis, smalsu kaip vaikas mokosi. O šiandien kalbėsime tema kalbos atveriančios pasaulį. Ir čia šalia manęs tokia gausybė apvalaus kvadrato mokyklos kalbų mokytojų. Sveikinuosi su Samanta. Sveiki. Sveiki. Oletodos. Sveiki. Aušinė. Aušinė. Sveiki. Ugnė. Sveiki. Ni hao. Ir Agnė. Sveiki. Jau iš pasisveikinimo galima įtarti, kokiamis kalbomis kalbate bent jau ir galbūt kurių mokote, bet dabar norėsiu, kad ir įvardintumėte, kokiamis kalbomis mokote vaikus kalbėti. Tai aš esu Samanta ir aš mokau ispanų kalbos. Aš mokau anglų kalbos. Aš kinų. Tai pirmas toks klausimas, pasmalsavimas mano ir yra apvalaus kvadrato mokykloje, suprantu, visų šių kalbų mokoma. Kaip? Ar jų mokoma iš karto visų, ar nuo tam tikro amžiaus pasirinkama, kokia ta sistema kalbų mokymo čia apvalaus kvadrato mokykloje? Taigi patys mažiausi pradeda nuo anglų kalbos, lygiai grečiai su lietuvių kalba. Tai mes šitai pasineriam į kalbą, kad tiesiog per linksmybės, per žaidimus, per visokias slėpynės išmokstam pačių primityviausių, paprasčiausių, kasdieniškiausių žodžių. Ir taip niekada nenustojama mokytis šitos pačios populiariausios kalbos, kol kas Lietuvoje antrosios pirmosios užsienio kalbos. Taip, pradeda nuo anglų mažuliai, tuomet ispanų ir kinų, kada įšoka į tvarkaraštį. Tai ispanų kalba tai yra trečioji užsienio kalba, kurią mokosi mūsų mokyklos mokiniai ir mano mokiniai patys mažiausi, tai yra antrokai. Na ir kinų jau yra antroji užsienio kalba ir jos pradeda mokytis dabar nuo 1 klasės. Tai mažiukai, pirmokiukai jau pradeda kiniškai kalbėti. Ir pagal tai, ką jūs pasakėte, ar teisingai suprantu, kad tos visos kalbos ir yra kaip privalomąją programą, pavadinkime, kad nėra pasirinkimo, kad aš noriu, nenoriu mokytis ispanų, kinų, na žinoma, anglų matyt, dažniausiai jau yra privaloma. Kaip yra su to? Šiuo metu yra taip, kad mes mokomės kaip privalomąjį dalyko. Mes kol kas dar nesirenkame, turime visas šias kalbas ir jų mokomės mokykloje atitinkamų metų. Tai atliepdama, truputį Agnė, jūs užsiminėt, kad žaidžiat slėpynės kažkokias. Kas yra per slėpynės? Trumpai papasakokit. Labai įdomios slėpynės. Tai mes visi žinom, kad kalti kažką yra žiauriai sunku ir labai nuobodu. Bet mes tokį darėm dalyką. Paslėpiam kažkokią kortelę su žodžiu ir vietoj to, kad sakytumėm šilta šalta, jeigu eini į teisingą vietą, tai reikia garsiau kalbėti. Ta žodį, pavyzdžiui, hat. Arba tyliau kalbėti, jeigu neteisingai ne. Tai šitaip mes tą žodį pakartojam kokį 20 kartų, niekas nesupranta, kad mes čia kalam ir visą kainą. Slėpynės yra toks kalimo būdas, ar ne, vis dėlto. Na, yra toks, nežinau, ar čia pavadinti mitu, bet yra tokia nuomonė galbūt, kad visų pirma reikia išmokti gerai gimtąją kalbą, o tik paskui įvesti tas kitas kalbas, kad gimtoji kalba būtų pakankamai švari, neužsiterštų kitos kalbos žodžiais, galbūt net ir konstrukcijomis, sakinį ar kažkokiais kitais dalykais, ką atneša kita kalba natūraliai. O nežinau, kokia nuomonė jūsų, jūs esat užsienio kalbų mokytojas ir kaip jums atrodo? Aš tai manau, kad vaikai yra nuostabus ir mokosi vienu metu daug kalbų ir gali tai daryti. Lietuvių kalba vis dėlto gimtoji ir taip mes teikiam svarbą jai, bet
anglų kalba paraleliai einant, jinai neturėtų užteršti, nebent tiesiog lietuvių kalbą stiprinti reikėtų, kadangi daugiau turinio šiais laikais yra anglų kalba ir žinoma priklauso ir nuo situacijos, kaip mokiniui sekasi, kai kuriems sekasi lietuvių stipriau, tada reikia anglų stiprinti, kitiems sekasi geriau anglų, tada reikia lietuvių stiprinti. Aš manau, čia reikia palaikyti balansą ir žiūrėti eigoje, kur reikia pastiprinti mokiniai. Aš manau, paauglystėje galbūt tai galėtų būti problema, nes dabar visi pripažinkim, kad labai yra kieta paaugliui kalbėti angliškai su draugais ir nelabai kieta yra lietuviškai kalbėti. Tai todėl, aš sakyčiau, lietuviai paaugliai stebėtinai yra amerikietiški, net ne europietiški ir žino labai daug posakių, visokių dalykų, kas ten vyksta toli, o kas arti mažai. Ir yra toks dalykas, kad yra net konstrukcijų, kai kurių paturėjau gerą laiką mūsų kalboje, bet čia turbūt tokio virsmo, asmenybės virsmo metu. O jaunesnių vaikų, aš sakyčiau, jie iš tikrųjų antroji gimtoji anglų galėtų būti toks kaip tikslas, aš kaip suprantu, lietuvių visuomenės, lietuvių netgi anglų kalbos egzaminai galutiniai yra tokia kaip antroji gimtoji kalba. Aš dar galėčiau pridurti, kad natūralu, kad mūsų turinys daug anglų kalbos ir paaugliai, ir net vyresnio amžiaus žmonės, ofisuose dirbantys žmonės daug susiduria su anglų kalba. Manau, problema atsiranda tada, kai mes nemokame rasti lietuvių kalboje atitikmens, kai tik angliškas žodis ateina į protą, į galvą ir tada yra, manau, problema. Jeigu tu žinai, kaip lietuviškai ir save kontroliuoji, kai reikia pasakyti lietuviškai taisyklingai, o jeigu su draugais tikrai pasakau ir aš ne vieną kartą anglicizmą ir tai yra viskas tvarko, jeigu tu žinai, kaip lietuviškai gali vaizdingai sakyti, o jeigu jau tik ateina angliška prasmė į galvą, tada reikėtų turbūt tobulinti, vaizdinti savo žodyną lietuvių kalboje. Vienareikšmiškai tikrai labai svarbu yra mūsų gimtoji lietuvių kalba. Ir tą dažnai vaikams primenu ir ispanų kalbos pamokose, kuomet mes turime atsiskaitomosius darbus, mažosius testus, žodžių testus, kuomet reikia išversti žodį ispanų kalba į lietuvių kalbą. Aš prašau, kad žodis rašomas tiek ispaniškai, tiek lietuviškai būtų rašomas teisingai. Ir vaikai tikrai klausia, ar bus klaida, jeigu žodyje lietuvių kalba padarysiu klaidelę, ar jūs tai matysite? Taip, žinoma, nes tai yra mūsų gimtoji kalba, kurią reikia puoselėti ir mes turime to pamiršti, mokydamiesi kitos užsienio kalbos. Sutinku labai su Samanta ir irgi tikrai būna atvejų, kai ir vaikai galbūt nežino kažkokio žodžio, kas susijęs su kinų kalba, kultūra, tai kaip tik, manau, per pamokas galim ir plėsti net ir lietuvių kalbos žodyną tam tikrą prasme, nes ypač, kai tolimesnė kultūra, galbūt kaip Azijos, kinų kultūra ir tikrai išmokstam ir lietuviškų tam tikrų net žodžių, kaip taisyklingai pasakyti su šia kultūra susijusius žodžius. Kaip nesakyti galbūt kinietis, o sakyti kinas. Ir tai irgi taip pat aktualu yra ir man atrodo, čia labai tokia gera terpė išeina, kur mes galim irgi prisidėti ir prie lietuvių kalbos tarimo, ne tik prie mūsų kalbos. Čia pasakėt labai dažną klaidą, kurią galima sutikti net bendrai žmonių kalbant. Tėvai galbūt sako, tas kinietis ir kinas, tai kadangi pasakėte, tai trumpai pasakykite, kas yra ne taip su to kiniečiu. Kinietis, kaip ir vokietietis, koks nesakom, lietuvietis, tai labai visi kovojam už tai, kad kinų. Jis sakytų kinas ir kodėlgi nesupažinus iškart vaikų su tuo. Jeigu mokomės apie jų kalbą, apie jų kultūrą, tai mokėkime ir lietuvių kalboje taisyklingai pasakyti. Bet net įdomu, iš kur tas kinietis pas mus atsirado. Aš kažkaip kartais pagalvoju ir tikrai visada išgirstu, atrodo, kažkokios klaidos yra, kurios erzina ir užsifiksuoja, tai čia jau tokia man viena pasilikus iš tų keletą. Turiu tokių, kur kažkaip mane vis... Mylimos klaidos. Mylimos klaidos. Ir labai smagu, kad vaikai nuo mažų dienų iš tiesų gali ir tą lietuvių kalbą tobulinti, mokydamėsi ir kitų kalbų. Bet man smalsu, mes kalbam apie gimtąją kalbą, man smalsu, ar jie nesipainioja tarp anglų, kinų, ispanų, kaip čia būna ir kaip tos kalbos galbūt papildo vieną kitą mokantis, gal kažkokiu turite apie tai istorijų? Aš pati mokausi daug kalbų, keletą kalbų, tai ir ispanų, ir italų teko vienu metu mokytis ir tikrai man ispanų ir italų maišėsi kalbos. Bet anglų, ispanų ir kinų tokios kalbos labai skirtingos ir jų net struktūriškai skiriasi sakinių daryba ir kinų kalba yra tonų kalba, tai skirtingus smegenų gali stalčiukus susidėti ir yra lengviau atskirti.
Bet žinoma, yra sunkiau vienu metu mokytis daugiau kalbų, bet ir atneša daug džiaugsmo ir tikrai atveria tų pasaulių ir žinių. Ir yra būtent, kad tu žinai ten žodį, būtent tik angliškai, kaip tiksliai kažką nusako, arba tik kiniškai ar ispaniškai. Tai tam irgi yra grožis, bet aš manau, šitos 3 kalbos, gal kolegės, nežinau, kitaip mano, bet man atrodo, jos, kadangi skirtingos, tam ir yra didelis pliusas, kad jos atsigula į kitas smegenų vietas. Gal papildyčiau Aušrinę, kad taip būna, kad kalbos tikrai maišasi, truputį painiasi, bet aš manau, kad tai yra labai natūralu ir gal šiek tiek laikina, kai dar mokaisi daug skirtingų kalbų ir dar puikiai nevaldai nei vienos, ar ne, nu ten truputį kinų, truputį ispanų ir visą tai gali painiotis, bet nieko čia blogo, čia yra natūralu. Dažniausiai tai pasireiškia, kai, pasimato, kuomet turime spontanišką kalbėjimą, kai yra pristatymas projekto, parodymas kažkoks, tikrai būna, kad ne vienas ir ne kitas anglų kalbos žodis toje kalboje, kalbant ispaniškai, ir atsiranda ir suprantu, kad taip, būna, kad pasipainė. Bet aš čia matau netgi ir privalumą, nes kaip mokomės ispanų kalbos, vaikai puikiai valdydami jau anglų kalbą, žino labai daug žodžių, kurie yra tarptautiniai žodžiai. Ir besimokant ispanų kalbos, jie gali būti toks ramstis, pagalba, nes vaikas jau žino, jau supranta, ką tas žodis reiškia, tuomet pritaikęs ispanų kalbą jis jaučiasi toks stipresnis, kad aha, tai ir ispanų kalboje čia labai panašiai. Tai gali būti toks ir nauda, pliusas savotiškas. Labai sutiksiu su Samanta. Deja, kinų kalboje retai kada pagelbsti tarptautiniai žodžiai ar panašus, bet kita vertus tikrai labai praverčia kitų kalbų žinojimas. Man taip pat, kai tik pradėjau mokytis kinų, pamenu, padėjo dėstytoja paaiškindama taisyklę per vokiečių kalbą, nes abi tuo metu kalbėjom šiek tiek vokiškai ir sako, va, čia tas pats. Ir supratau, nors kelias savaitės kankinausi ir nieko nesvartau, apie ką čia kalba iš pradžių. Tai lygiai taip pat ir vaikai, kai kuriuos žodelius, jiems kartais net ir lengviau į anglų kalbą išversti, tarkim. Ir viskas su tuo yra gerai, nes kai mokomės, jeigu yra lengviau anglų kalbos pavyzdį pavartoti, kodėlgi ne. Nes kai kurie žodžiai tikrai yra žymiai lengviau verčiami į anglų kalbą, kai kurios ten gramatikos dalytės ar dar kas nors. Tai nors jau mano pamokose tai tikrai tik pliusas, kad jie moka tų kitų kalbų ir galim kaip tik pritaikyti kažkaip jas. Aš dar vieną turiu tokį labai juokingą pavyzdį. Pavyzdžiui, tarkim, visi vairuojam dešinę kelio pusę, ne? Ir staiga nuvažiuoji į Angliją. Nu, argi nereikia smegenims persiorientuoti? Nu, ir argi nereikia ten tų kelių dienų? Argi nėra streso? Aišku, kad yra. Bet paskui atsiranda įprotis, kad tu žinai, aha, pamatai tokią tai mokytoją, pamatai tokią grupę žmonių, kurie anglakalbiai ir automatiškai įvyksta stebuklas. Kartais greičiau, kartais lėčiau. Na tikrai taip, net gatvę perėti Anglijai reikia smegenis pakrutinti, ar ne tik vairuoti, galima sakyti, ar ne? Bet aš gaudau, dėl ko pasižiūrėjau Aušrinę, aš gaudau irgi žodžius čia. Jūs užsimenate apie kinų kalbą ir aš nukreipsiu tada klausimą Ugnėje apie tą tonų kalbą. Jis skiriasi tikrai nuo tų kalbų kaip anglų ar ispanų ar lietuvių tos pačios. Tai kas, irgi trumpai pasakykit, gal kam įdomu, kam smalsu, kas klausosi, kas yra tie tonai labai trumpai ir kaip skiriasi. Tas pats skiemuo gal skirtingais tonais ištartas. Visiškai taip. Ir yra. Na, jeigu pasakyčiau, kad ir trumpą sakinį, dažia hao, wo jiao wei yun ge. Turbūt girdite, kad ne tik garsai įdomus, bet ir balsas atrodo kažkam, kaip pirmokai sako, tu čia maivaisi. Ar aš maivuosi, ar aš dainuoju galbūt kažkam. Tai labai svarbu kinų kalboje ne tik tie garsai, tos raidės, junginiai raidžių, bet ir tonai, kaip mes savo balsą išdainuojame tos garsus. Tai tikrai taip, yra daug ir žodžių, ir skiemenų, kuriuos ištarus su kitokiu tonu gausi kitą žodį. Tarkime, ma bus mama, bet ma jau yra arklys. Todėl reikia atsargiai sakyti žodžius kiniškai, bet tai labai įdomu. Agnė, Aušrinė, jūs mokate anglų kalbos, tai yra tikrai, užsiminėt, Agnė, kad tai yra populiariausia, dažniausia, ta kalba, kurios dažniausiai mokosi vaikai ir tikrai populiari visame pasaulyje, atidaro daug durų ir labai reikalinga mums kaip tokiai nedideliai šaliai, kad su pasauliu mes bendrautumėm, nes mažai kas lietuvių kalba, deja. Kaip sekasi vaikus, nežinau, motyvuoti, ar to iš viso reikia, kaip jūs tą kalbą jiems,
nežinau, atnešate, kaip jie įima, kaip vyksta tie mainai tarp jūsų ir jūsų mokinių? Aš manau, kad anglų kalba labai dėkinga. Man labai patinka mokyti anglų kalbą, nes jinai tokia įvairia pusė ir tu gali imti bet kokią temą apie gyvūnus, apie pasaulį, apie kultūras ir tai daryti per anglų kalbos prizmę. Ir vaikam tai patinka, kad kalbė apie pasaulį, apie tikrus dalykus, apie tikrus reiškinius. Jie to žavisi ir taip atrandi naujų diskusijų ir tiesiog man tai tas, kad gali apžaisti tą kalbą, visai, kaip Agnė minėjo, su slėpynėm, beribė ištekliai ir internete ir šiaip kūryboje, mokant kalbą ir šią kalbą. Ir vaikai daug susidūrę savo gyvenimuose, gali kalbėti, rasti ryšių, kurti santykių per tai. Man tai nuostabu. Labai pritariu dėl resursų. Yra tiesiog šitiek daug resursų, lyginant su kitom kalbom. Ir, pavyzdžiui, aš dar ir lietuvių kalbos užsieniečius moku ir tų resursų yra labai mažai palyginus su kitom kalbom. Ir va, tarkim, kalbam apie savo kalbos puoselėjimą, bet irgi va šitą duomenų bazę galėtumėm visą bendruomenę galbūt plėsti. O anglų kalba, tai vaikai ateina jau iš tos aplinkos, todėl ir virtualios, ir visokie kompiuteriai, planšetės, programėlės ir taip toliau. Muzika, pirmoji anglų dominuojanti kalba. Tai tikrai taip. Užsiminėte, kad ateina iš tam tikros aplinkos ir tikriausiai tikėtina, čia aš nuspėju, bet jūs mane pataisykite, galbūt aš klystu, kad vaikų lygis gali būti skirtingas, ar ne vienas gali tikrai būti labai bazinėme lygyje, arba tikrai pradėti nuo A, B, C, ABC, o kitas gali būti tokiame kažkokiame aukštesnėme lygyje. Kaip jūs su tuo tvarkotės? Kas tada vyksta? Iš tikrųjų, vaikai vertina save pagal kontekstą, pagal kitus vaikus. Tai iš tikrųjų yra, tarkim, pasyvios žinios ir aktyvios žinios. Tai daug kas supranta neblogai, nes filmukai ir visokie kitokie dalykai jau yra ten nuo kūdikystės, kaip visi žinom. O tarkim, prabilti, kalbėti, tai visi prabyla labai buitinė, labai paprasta kalba, kurią paskui sunku net išmušti aukštesniuose į formatą įdėti ir taip toliau. Tai tokia labai buitinė kalba, bet man tai patinka yra laisvė vaikui ištarti, suklysti. Jie to nesupranta ir tai yra tas fainumas, kad jie gali sau leisti suklysti ir dar nesupranta, kad blogai yra suklysti. O jau kai esam suaugę, tai tuomet jau psichologiniai dalykai ir per prievartą arba per skausmą mokomės. Tai vaikams kaip ir atrodo lengviau būtent tas, kad, sakot, nebaisu, ne taip ištarti, nebaisu suklysti. Nes jie lygiai taip pat mokosi savo kalbos ir jie dar tebesimoko anglų kalbos. Ir ten klysta. Ir ten tose smegenyse vis naujos sinapsės formuojasi ir ten tik... Ir sako, reiškia, vaikas mokydamasis kalbų, jis išmoksta daryti daug dalykų vienu metu. Tai vieni sako, čia jau gal ir nėra taip gerai, kaip mes suaugę viską darom vienu metu, bet šiaip smegenų galimybės yra neribotos. Tikrai čia vien tai, kad jūs išvardinot, kaip čia mokomasi kalbų šitoje mokykloje, tai aš jau suprantu, kad tikrai neribotas. Galbūt jūs turit ką pridurti? Manau, Agnė puikiai viską sudėliojo čia. Sutinku. Nes lyg atrodė, tavarse pagavau, lyg kažkokį tokį impulsą, tai už šiandien tiesiog, jeigu bet kada turėsite ką pridurti, tai mielai. Žinoma. Ugnė, kinų kalba. Ir užsiminėt šiek tiek, kad tai yra ne tik pačios kalbos mokymasis, tai yra ir kažkoks kultūros supratimas. Tai vat ką atneša į vaikų gyvenimą tai, kad jie mokosi kinų kalbos? Oi, labai daug. Labai daug. Net sunku, galėčiau, atrodo, knygą parašyti, kodėl verta tas kinų kalbos mokytis. Tai yra labai praktiniai, aišku, aspektai dėl ateities savo, dėl to, kad ta kalba tik svarbėja pasaulyje, tai čia tokia labai praktinė pusė. Bet iš tiesų tai žymiai daugiau negu dėl darbų, dėl ateičių mūsų, tai yra apskritai suvokimas visai kitaip mąstančio iš dalies pasaulio, visai kitokios kultūros, visai kitokių tradicijų. Pati kalba, jinai kadangi yra kitokia, negu mes esame įpratę, mums jinai labai kitokia. Mūsų smegenys visiškai atsiveria naujom galimybėm
pamatom, kokių įvairių dalykų yra, kaip kitaip masto irgi žmonės, vien per kalbą galim suvokti, kaip jinai buvo sukurta ir mes apie tai irgi kalbame, kaip hieroglifai atsiranda, kaip juos sukūrė, kokios tradicijos yra ir mes mokomės per kinų kalbos pamokas, manau, žymiai daugiau negu tiesiog tos kalbos, bet ir bendro suvokimo, kokių žmonių būna, kokių kultūrų būna, ką mes galim išmokti apie jas ir kokios kalbos egzistuoja aplink mus. Tai, manau, tikrai vaikai gauna žymiai daugiau negu tik kinų kalbos žinias. O apie ką jie smalsauja, jeigu kalbam apie tą kinų kultūrą, kas jiems įdomu? Iš tiesų, apie labai įdomus toks dalykas, jie atsineša daug labai kažkokių nugirstų dalykų, ar iš pop kultūros, ar iš filmų, ar tiesiog gal tėvai, ar giminaičiai, kokie kas sakė, ar draugas koks sakė, labai atsineša daug tokių įdomių faktų, kurie nėra iš tiesų faktai, kažkokie... Prisimenat tokio fakto, ar ne, kuris nebūtinai faktas? Labai daug jų iš tiesų yra, man rodos, gal koks populiariausias, sakyčiau, kur turbūt daugam irgi šauna į galvą dabar, tai jau kinai, tai jau valgo ten šunieną kokią, kates gaudo, čia klasika visiškai yra. Ir mes net turim iš tiesų tokią dėžutę, kurią nešiuosi į klases, tai yra visokie mitai ir dalykai, kuriuos žinai apie Aziją, nes kartais jiems nėra drąsu pasakyti, galbūt ir gėdės, čia nesąmonė dabar pasakysiu. Tai turim dėžutę, kurie gali ramiai parašyti net ir keiščiausius dalykus. Ir gal aš taip rimtai žiūriu į tai, bet manau, kad gerai, šunis valgo, tai pakalbėkim apie tai. Kodėl taip galvoji? Čia nereikia įsižeisti, nereikia dar kažkaip sureaguoti, bet mes apie tai kalbam, kad ir kaip tai juokingai skamba, bet daugybė atsineša jau kažkokių žinių ir pakalbėkim, ar tai tikrai yra gal taip, nes būna, kad tikrai gal kažkas yra to, ką tu galvoji. Tai tikrai daug atsineša dalykų ir kartais man net būna naujiena. Geras, šito nežinau. Tai iš tiesų natūralu, kad mes galim turėti, nežinau, apie tai, ko nežinome, įvairiausių nuostatų. Ir smagu, kad vaikai išdrįsta ir jūs randate būdą, štai per dėžutę, kad tas vaikas nesijaustų, pasakęs, leptelės kokią nors nesąmonę, ar ne, taip kažkaip jam tą nuostatą atnešti ir pasmalsauti apie tai. Nes tai ir nėra kaip ir nesąmonė, sakyčiau, nes jeigu tu išgirdai tai ar kažkur matėjai, tai sklando tokie dalykai ir galbūt tai yra tiesa, galbūt tai nėra tiesa. Ir patys vaikai vėliau, girdžiu, kaip ir tėvams savo pasakoja apie tam tikrus dalykus. Ar žinai, kad čia ne taip yra, tenai jie kitaip daro. Tai labai smagu ir labai prasminga. Samanta, jūs mokote ispanų kalbos. Jeigu kinų kultūra irgi yra, daug žmonių kalba kinų kalba, bet lygiai taip pat ispanų kalba, po anglų kalbos, man atrodo, yra antra pagal naudojimą pasaulyje, skaitant ir Pietų Ameriką, žinoma. Ir, kaip jums atrodo, kuo ta ispanų kultūra, ką jinai gali duoti štai lietuvių moksleiviui mokykloje? Aš manau, tikiu, kad ispanų kalba praplečia mokinio pasaulėžiūrą visais lygmenėmis. Tai kultūriniu, emociniu, pažintiniu, socialiniu. Nes pirmiausia, tai pamokose mes daug dainuojame, mes šokame, mes žiūrime trumposius mokomosius videofilmukus, iš kurių taip pat mokomės. Ir mes ten daug dalykų sužinome. Sužinome, kaip gyvena ispanai, kaip gyvena žmonės Pietų Amerikoje, Centrinėje Amerikoje. Ne? Mes pamatome pasaulį labai labai platų ir labai tokį įvairų. Tai atrodo, kad tai ispanų kalba yra toks labai didelis tiltas, mus nešantis į labai skirtingus kampelius, bet to pačiu ir labai panašius, labai susijusius. Nes visa tai yra apie vieną ir tą pačią ispanų kalbą. Tai tuo kultūriniu lygmeniu mes gana giliai pasinerėme, kuomet praktiškai, taip patiriame patys dainuodami, įsijausdami, kurdami istoriją, situacijas. Ir čia žiūrėk jau pažintinis lygmuo, kuomet mes patys kažką improvizuojame, bandome sukurti dialogą, improvizuoti, vaidinti mini spektaklį, kurti pristatymą ir jį pristatyti apie įdomiausią temą, pavyzdžiui, patiekalas. Mano mėgstamiausias arba tas, kurį ragavau Ispanijoje. Arba galbūt mano žymi žvaigždė, kurią domiuosi ir aš palaikau ją labai serguoje, ar ne? Tai mes kažkaip pasidomime, pagyvename taip gyvai ir tada pristatom, tai jau pajaučiam, kad
priartėjame prie tos kalbos. Kitas dalykas, kai mes kalbam apie skirtingas kultūras, apie tuos pasaulio ispaniakalbius, mes juos šiek tiek pažįstame ir tuomet mes tampame labiau empatiškesni, tarsi labiau suprantame, kad tie žmonės gyvena labai skirtingą pasaulį, bet to pačiu yra kažko panašus į mus, kažkaip panašiai mąsto, galbūt panašias vertybės turi. Ir tas mūsų suvokimas, pasaulio matymas šiek tiek išplatėja, prasiplečia. Ir panašiai yra, kaip mes mokomės kalbos struktūros, gramatikos, pačių žodžių, mes tyrinėjame kalbą iš esmės. Mes aptinkame žodžių, tarptautinių žodžių, kurie panašus galbūt ir anglų kalboje, bet to pačiu ir ispanų kalboje. Ir žiūrėk, aš čia jau praturtinau savo žodyną. Kai mes mokomės ispanų kalbos gramatikos, mes labai dažnai sugrįžtame į lietuvių kalbą ir žiūrime, o kaip ta lietuvių kalba, kuo ji čia panaši, ko čia ta ispanų kalbas tokia skirtinga, ką čia mes galime naujo išmokti. Tai aš matau tą savo mokinį tokį visapusiškai labai įvairų, labai stiprų, tokį žingeidų, nes, jeigu pradėjau kalbėti apie tai, kad mes žaidžiame, klausomės dainų, tai ne tik tai darome. Mes ir labai daug rašome ir savo kantrybę ugdome, ir tas pastangas dedame, kaip teisingai parašyti žodį, kaip vėliau jį ištarti, o kągi jisai reiškia, o kaip dabar jį pavaizduočiau, kaip sužaisčiau. Tai labai labai plačiai ir tos mūsų galimybės, mokantis tos kalbos, vis labiau didėja, kai mes galime praktiškai patirti tą kalbą. Kai galbūt vaikas turi galimybę išvykti kelionę ir pastaruoju metu ir mūsų mokyklos mokiniai atostogauja ir keliauja ten po Ispaniją, ne tik Ispaniją, ir Ameriką, ir vaikai man dalinas ir sako, aš girdėjau ten ispanų kalbą ir atpažinau, ir ten truputį supratau ir net galėjau užsisakyti ledų ir pasakyti kokios skonio, kokios spalvos, tai tas vaikas jaučiasi nugalėtojas, toks, kad, aha, kiek daug aš padariau, patiria čia pat sėkmę, ar ne? Ir supranta, kad, tai labai svarbus įrankis, tas kalbos mokėjimas. Tai aš manau, kad tas jaunas žmogus yra labai stipriai apdovanotas, kad šiandien dieną jis gali mokytis ispanų kalbos ir mūsų mokyklos mokiniai mokosi ne kartą. Čia ne būrelis, čia pamoka, kurias mokomės privalomai, mažieji turi 2 kartus savaitę, vyresnieji 3 kartus, tai mes taip labai giliai pasineriam į kalbą. Ir tikrai turime tokį skanų vaisių, rezultatą, kuris vėliau apčiuopiamas keliaujant. Ir dar labai noriu pridurti, kad mano džiaugsmui, mano mokiniai, kai kurie savarankiškai mokosi namuose, žaisdami žaidimą Duolingo. Jie galvoja, kad jie žaidžia, aš galvoju, kad jie mokosi. Ar ne? Ir tada grįžta į pamoką su klausimu, mokytoja, kodėl jūs man sakėte, kad automobilis tai yra ko čia, jeigu aš perskaičiau, kad tai yra karo. Ir mes jau turime temą diskusijai. Nagi kodėl? Ogi todėl, kad taip, mes mokame čia europinių variantų, taip kaip kalba Madride, Ispanijoje, ar ne? O jie ten sužino kur kas daugiau, nes, tų sinonimų, kurie yra kalbami Pietų Amerikoje, arba Centrinėje Amerikoje, Kolumbija, ar ne, Meksika. Ir mes tikrai turime tada pokalbį, kodėl taip, o kodėl ne kitaip. Ir taip, tai ispanų kalba įvairi, bet to pačiu ir panaši, ar ne? Ir tai viena ta pati kalba, bet skirtingose pasaulio vietose jie vartojama skirtingai. Tai aš matau tą mūsų mokinį tokį labai apdovanotą, labai sėkmingą ateities globalų pilietį. Praplečia ir labai. Samanta, dėkoju, iš tikrųjų, apie 2 dalykus noriu pasmalsauti. Tai vienas yra iš tiesų apie tą skirtingumą kalbos, aš esu girdėjęs, kad truputį skiriasi gal ir tarimas šiek tiek minimaliai, ar ne tiek Pietų Amerikoje, ką jūs minėjote, ar Centrinėje Amerikoje. O dėl tų žodžių, tai ir čia bus panašiai kaip anglai su amerikiečiais turi kažkokiu tokiu vartojimu. Buitiniu turbūt labiausiai buitiniai skiriasi, gramatika nesiskiria turbūt. Minimaliai. Argentinoje taip. Minimaliai. Žodžiu, ir nėra esminės. Pokalbį, ar ne, kad šiek tiek mes... Taip, žinoma, tema pokalbiui, tai yra gera žinoti, gera pažinti, aš žiūriuosi, kad mokiniai patys tai įvardyja. Tai taip, bet tai yra ta pati kalba, tik tai tie tokie buitiniai niuansai, teisingai kolegė papildė, taip.
Ir kitas, sakiau, 2. Kitas labai ačiū, kad jūs užsiminėte tą temą, galbūt, jeigu turės kolegas irgi pridurti apie tas keliones, kad vaikai išvažiuoja, turėdami tą tokią super jėgą, jūs sakot, kad jie pajunta savo galią, ta kalba yra kaip tokia super galia, ar ne, kur tu štai staiga atpažinai žodį, išgirdai, tai ir jie tą parsiveža ir labai smagu yra, tai gal ir kolegės kažką turi pridurti, aš tikiu, kad į Kiniją rečiausiai nuvažiuoja, ar ne? Bet ar gal irgi kažkokių tų istorijų, jeigu prisiminsit, tai mielai galite pridurti. Nebūtinai dabar, bet tiesiog, jeigu į pokalbę. Aš galėčiau pasakyti, kad dažnai vaikai mėgsta klausti, ką mums čia reikia, ką mums čia reikia. Nu, vat, kalbos. Taip, ką mes kaip mėgsta klausinėti ir čia jau aišku, kai nuvyksta, kai pradeda kalbėti, kai susikalba, nebūtinai išvykęs, bet su kokiu pusbroliu giminaičiu ir kai gali kalbėti, suprasti, manau, ir tada supranta, ką tai reiškia ir kodėl mes mokomės tų kalbų ir kiek tai daug duoda. Jie pajunta, atsiprašau, labai didelę motivaciją ir užsidega noru daugiau pažinti, daugiau išmokti, nes jie jaučia, kad jie gali praktiškai taip pavartoti išvykus. Ir aš irgi pridursiu, bet čia turbūt nelabai mitas, o faktas, kad didžiosios valstybės, tokios kaip anglakalbės šalis arba ispanakalbės šalis ir prancūzai iš dalies net nesuvokia, kodėl jie turėtų užsienio kalbos mokytis, nes visas pasaulis moka šitą kalbą. Ir sako, tipiškas amerikietis turi būti, ar ten mokinys, turi būti tikintas, kad jam iš viso reikia užsienio kalbą mokytis, o jau tipiškas lietuvis paauglys iki 18 metų turi kalbėti 4 kalbom. Tai va toks ir skirtumas, maža šalis prieš gigantės. Toks, taip, kultūrinis, čia jau irgi savotiškai ir tas mūsų suvokimas, kokie mes esam situacijų kaip maža šalis. Taip, dėkoju. Mokantis kalbos ir vaikai matyt susiduria su tuo, mes lipame tam tikrais laiptais, bet užsiminėt, kad, tarkim, suprasti galim, ar ne, Agne, sakėt, bet pasakyti nebūtinai. Ir tam, kad tu vis tiek pasiektum tą lygį, kuris jau suteikia tą apdovanojimą, ką ir jūs, Samanta, įvardijat, reikia tam tikro atkaklumo. Ir kaip vaikai va su tuo gyvena, su tuo, kad ne iš karto jiems pasiduoda ta kalba? Tai man atrodo, kad pirmiausia, tai tas nuolatinis lyginimasis su kitais yra toks ir skaudus ir tu turi susitaikyti, kad mes esam skirtingi žmonės ir vieniems dalykai einasi natūraliai, lengvai ir nepajaučiant, kitiems einasi sunkiau ir mes ir suaugę, ir vaikai, ir aplinka, ir visi turėtumėm nustoti pagaliau kritikuoti, nes visi žinom, kokie lietuviai yra perfekcionistai ir jeigu kas nors mums pasako neteisingą galūnę ar netaip sukirčiuoja lietuviškai, tai visiškai nesikuklinam ir pataisom. O anglų kalboje netgi toks dalykas yra, kaip nėra standartinės anglų kalbos. Tai reiškia, mes kokią kalbą mes mokam. Aš tai sakau, mes Vidurio Atlanto vandenyno kalbą mokam. Tokia truputį anglų, truputį Anglijos, truputį Amerikos, truputį Australijos. Ir dar kokį filmuką su indišku akcentu pažiūrim. Vidurio Atlanto, čia prajuokino tikrai. Tai nėra iš tikrųjų lengva ir yra mokymas ir šiaip yra darbas. Ir vaikai pavargsta, ir čia yra natūralu, ir yra sunku, ir taip. Aš galėčiau pridurti, kad dažnai kalboje yra toks psichologinis momentas, tas klaidos baimė ypatinga, kaip aš čia suklysiu, iš manęs pasijuok, galbūt aš nekalbėsiu, nes aš galvoju apie savo klaidas ir kaip pastebės tai žmonės, bet manau, tas įvyksta pokytis, kai tu galvoji, kad aš žaidžiu, aš čia nuotykis, kalba nuotykis, aš einu tolin, dėlioju tą dėlionę ir po kiekvieną detalę tu stiprėjai ir tu jauti, kaip tu po truputį pasieki tą barjerą ir jį kumščiu įveikia. Bet čia irgi geras aspektas labai, Agne, kai jūs užsiminėte apie tą lietuvių perfekcionizmą, tai jūs užsiminėte iš tos pusės, kaip lietuviai taiso kitakalbius, kurie mokosi lietuvių kalbos, bet lygiai taip pat aš nesykiai ir pati esu patyrusi ir susidūrusi su tuo, kad net angliškai kalbant, nežinau, ten kažkoks akcentas prikišamas, kad mes perfekcionistai į visas pusės, ne tik apie lietuvių, bet jau, jeigu kalbėti angliškai, tai tu turi kalbėti su puikiu ten britišku akcentu, aristokratų galbūt, ar ne. Tai va tas perfekcionizmas, man atrodo, iš tiesų kiša koją ir apie tai reikia kalbėti ir tą reikia kažkaip žinoti ir įsisąmoninti. Ir yra mitas, kad kalbant su akcentu, tu klaidingai kalbė. Reiškia, jeigu tu kalbi ir nepakeiti žodžių reikšmės, tai čia absoliučiai yra tik tavo
Spalvos tavo kalbos. Tai aš nežinau, kas mums pasakė, kad mes blogai kalbam. Lietuviai iš vis tobulai, sakyčiau, kalba. Mes akcento tokio prigimtinio akcento neturim, nes mūsų intonacijos yra panašios. Tai aišku, turėtumėm ten šitaip intonuoti. Pavyzdžiui, niekada nesakyti ne, nes nieks taip nesako anglakalbiai šaly. Turi sužaisti tą žaidimą, kad galbūt aš pagalvosiu ir tada, bet jau kultūriniai dalykai. Ai, va irgi įdomią pusę nuėjote, bet apie tą perfekcionizmą taip. Dėkoju, kad užsiminėt. Yra labai svarbu ir aš irgi kitą kartą mėgstu sakyti, kad kalba yra tam, kad mes susikalbėtume. Ir jeigu jūs atsakot, kad aš supratau žodį, nesvarbu, kad jis ištartas galbūt ten kreivesniu akcentu, bet jeigu aš supratau žodį, tai vadinasi viskas, tai to ir reikia. Ir galbūt vaikams tas irgi svarbu kartais išgirsti ir man atrodo svarbu išgirsti suaugusiems, kurie mus girdi šiandien. Nes ir tėvai kartais, man atrodo, ir pati save pagaunu, kad tau atrodo, kad tas tavo vaikas jau turėtų viską irgi ten tobulai daryti. Labai norėtųsi. Šiaip yra tas sąrašas angliškų žodžių pagrindinių, kuriuos jei moki bendratim kalbėti, tu susikalbėsi ir... Kur čia tas sąrašas yra? Jau tik sąrašas. Sąrašą bendračių. Po to parodys. Taip. Kažkas lyg įkvėpia ir aš jau galvoju, kad pridurt nori, tai laukiu. Tą kaklumą, ar ne? Apie tą, kaip vaikui siekti. Taip, grįžom prie pradinio klausimo. Aha, vis apie tai galvojau, tai kad iš tikrųjų mes esame visi labai skirtingi ir tas vaikas mokosi įvairiais ir skirtingais būdais. Tai mokytojai reikėtų teikti pagalbą vaikui, pastebint jį, ko trūksta, kaip jį pastiprinti, ar ne, arba kas jiems sekasi, ir, palaikyti tame, kad, jeigu tau nepavyksta rašyti, galbūt tu puikiai gali pasakyti, arba jeigu tu manai, kad tau nepatinka piešti, nes galbūt tu negražiai pieši, taip sako, tai gal tu gali tada parašyti, ir tie skirtingi kalbos mokymosi būdai, jie turi veikti pamokoje ir vienoje pamokoje turi sutilpti visi skirtingi būdai. Tai mes turėtume keisti veiklas, kad vaikas atrastų save, pamatytų savo stiprybę ir sakytų, čia aš stengsiu, čia aš darysiu, čia man pavyksta ir tokiu būdu aš mokysiuos tos kalbos. Išliksiu atkaklus, drąsus. Užsiminat apie iššūkius, kuriuos vaikai išgyveno. Kokiu dar tų iššūkių tenka kartu su vaikais įveikti pamokų metu, sunkumų mokantis kalbą? Kokių jų yra? Motyvacija. Kartais darom, mokomės ir atsibosta. Tas antrokėlis nenori daugiau nieko, tu turi galvoti, tai kaip jam padėti, kad jis susidomėtų tą kalbą, tą pamoką ir kaip čia patirti tą džiaugsmą, ką čia sužaidus. Tai būna, kad mokytas, aš turiu keisti savo pamokos planą ir kelis kartus, prisitaikant prie mokinių grupės, kuri tą dieną mokosi galbūt nuliūdę, galbūt jau pavargę, galbūt čia per ilgai užsibuvom toj užduotyje, ar ne, tai dažna kaita, kuri turėtų padėti vaikui patirti tą šiokį tokį džiaugsmą. Tai aš matau tą tokį motyvacijos praradimą čia ir dabar vietoje, kai man atsibodo ir mokytoja turi sukti galvą, kaip dabar padaryti, kad tam vaikui būtų įdomu, smagu ir gera. Dar sunkumų? Galbūt anglų kalboje tai didžiausias iššūkis yra rašyba, nes tiesiog, jeigu esi blaiviai mąstantis, tai ten nieko blaivaus, tai rašybai nėra. Ir dėl to anglų kalba vaikams turintis skaitymo sutrikimų visai neblogai sekasi. Todėl, kad kalba yra ypač rašymas, priebalsiai yra struktūra, o balsiai yra visokios kombinacijos. Tai, pavyzdžiui, vaikai turintys disleksijos sutrikimą, jie ir taip mato tik priebalsius, o ten viduje yra maišalynė. Todėl mes pamatom žodį ir angliškai kokį 50% spėjam, nežinom, kad tas žodis ten stovintis turbūt taip tariamas. Tai todėl, tarkim, vaikai, kurie lietuviškai rašo sunkiai, gali angliškai rašyti arba skaityti visai lengvai. Tai čia toks netgi neįtikėtinas smegenų suvokimo toks dalykas. Prie to pačio gal pridursiu, kad iš tiesų kiek mokinių turėjau su disleksija, kinų kalbos mokinių, tai ne vienas neturėjo jokių problemų rašant hieroglifus. Tai hieroglifai veikia visiškai kitą dalį smegenų, mes neskaitome jų, mūsų smegenys jos atpažįsta. Nelabai perskaito, atpažįsta. Tai veikia visai kita dalis ir iš tiesų neturi jokių problemų. Problema nebent būna patingėjimas išmokti, bet tai ne problema. Čia labai lengvai ištaisoma. Tai tikrai jokių problemų su to nėra. Galbūt problema, kas
kokia būna su hieroglifais, tai kad labai stengiamasi juos rašyti taip, kaip tiksliai matau ant lentos, ar kaip tiksliai matau skaidrės, ar kaip tiksliai mokytoja užrašė. Gal dėl to, kad tiesiog visiškai kitas rašymo būdas, negu mums įprasta, ir galvojam, kad, nu gerai, dabar turiu lygiai taip pat kopijuoti, tai tikrai taip nėra, taip yra pagrindinės taisyklės, yra pagrindiniai brūkšniai, jeigu mes juos išmokstam ir juos naudojam rašyme, tai viskas bus gerai su to hieroglifu. Tikrai nereikia jaudintis, kad jis atrodo kitaip, negu mokytoja. Nu, bet jūs ant skaidrėse visiškai kitaip parašyta. Taip, yra šriftai, yra vis tiek mano ranka rašys kitaip natūraliai, kaip ir bet kokia kita kalba, ir nėra ko baimintis. Ir dėl to, manau, labai svarbu jiem ir ne tik kinų kalbos rašymų, bet ir kaligrafijos buvo pamėginti, nes turėjom irgi edukacijų ir kai jam irgi pasakau, kad kaligrafija tai nuostabus menas ir netaisykit. Hieroglifai, manoma, kad ir turi būti kaligrafija, jau kaip užrašyti, tokia ir turi būti. Nebegadink, sugadinsi ten gražindamas. Turi būti taip, kaip tu parašai, nes čia tavo menas ir jis išėjo toksai, koks turėjo būti ir išeiti tuo metu. Tai ta baimė šiek tiek išsiskirti, kažką ne taip padaryti, bet manau, čia labai sieja su visom kalbom ir ta baimė, tai dažnai pasireiškia per tuos hieroglifus, bet tikrai jų nereikia bijoti. Sakėt, hieroglifą reikia išmokti atpažinti ir kad galbūt vaikai patingi kartais, bet tai nėra problema, tai ištaisoma. Tai kaip taisot? Koks yra metodas, kaip tam vaikui vaizdą šitą hieroglifą įdėti galvelę? Iš tiesų, jie patys sugalvoja dažnai būdų, kaip tos hieroglifus prisiminti geriau negu aš ir suaugusieji, kai kurie nesako. Bet šitas atrodo kaip žmogeliukas, o ten su kepurė. Galvoju, nematau aš to žmogeliuko su kepurė, bet šaunu, kad matai ir kad tu prisimeni jį vėliau ir užrašai. Tai jie patys yra be galo kūrybingi, vaizduotę turi nerealią ir jie kaip tik moros kartais dar lengviau prisimena. Tai reikia paskatinti, kartais tas patingėjimas irgi gal iš baimių būna, kad man neišeis, tai va dabar pasakysiu, kad čia vaitin patingėjau. Tai tiesiog paskatinti, padrasinti, pabūti kartu, pasimokyti kartu, jeigu reikia, ir to pakanka, kad visi ir tingėjimai ir viskas pradingtų, nes jie patys turi nuostabę vaizduoti ir tie hieroglifai dažniausiai būna kaip gražus piešinukai, kuriuos jie kartais tikrai įsimena geriau negu suaugusiai. Taip gražiai apie tos vaikus pasakėt, bet kalbant apie šiuolaikinius vaikus, dažnai girdime tą nuomonę, kad jau šiuolaikiniai vaikai ten dėmesio nesukaupia. Vat būtent nuo tų mažų dienų gal anglų kalbai ir praverčia tie filmukai, bet iš principo tas ekranas jau padaro tą tokį vaiką netokį dėmesingą, net taip gebantį susikaupti. Kaip jūs matote tos vaikus? Kokios yra tos tendencijos vaikų? Ar tai yra tiesa, ar kaip tik matote kažkokius kitokius juos? Aš manau ir su vaikais, ir su suaugusiais čia kaip sportuoti. Tai jeigu nesportuosi, nebus rezultatų. Ir kad ir kaip bebūtų liūdna, turi būti rutina daugelį dalykų, mokantis kalbos, o tarkim rašant ypač. Tarkim, neseniai švedai 10 metų padarė tokią atradimą, kad 10 metų buvo beveik atsisakę popierinių vadovėlių ir viskas tik į blogą. Reiškia, rašymas ranka, rašymas daug kartų, o ne parinkimas atsakymų ABC yra tikrasis mokymosi būdas. Tai todėl ten ir kaligrafija, ir piešimas, ir toks rutininis perrašymas, ten diktantai, elementarūs dalykai, atrodo iš senovės, yra labai geras mokymosi būdas. Kai ranka juda, mūsų smegenis ten formuojasi jungtis. Tai todėl planšetės ir visi kiti dalykai yra nuostabus dalykas, mokantis žodžių, struktūrų, šlifuojant kažką, bet rašyti neišmoksi su kompiuteriu. Ir aš čia pridurčiau, kad vaikai dažniausiai ir būna, kad aš nenoriu rašyti. Pasakai, parašykime. O ne, tik ne, kažkokia tokia jaučia rašymą, galbūt irgi tie įpročiai skrolinimo ir panašiai, kad viskas keičiasi greitai ir su to planšetė, su kompiuteriu. Ir kai reikia parašyti, tada nenoras, ta motyvacija, bet iš tikrųjų pritarčiau Agnei, tai labai vertinga. Ir irgi galima juos apžaisti, kad čia irgi kaip su tom slėpynėm, kur jie daug kartų tai parašo, nesuprasdami, kad čia iš tikrųjų jie daug kartų rašo. Tai aš manau, kad irgi rašymas labai svarbu ir jiem ta motyvacija ir tas dėmesys
yra linkęs pabėgti, kai jau pasakai, kad rašysim kažką, bet galima juos greitai irgi sugražinti su visokom tom veiklom ir tokiu sužaidybinimu. Ir tada manau, kad jie grįžta. Aišku, aš sakyčiau, kad yra šiek tiek šita problema su to dėmesiu, kadangi jau čia visuomenės problema, man atrodo, ir mano pačios kartais būna, ir aš pati praleidžiu laiko prie technologijų, kad tiesiog reikia save kontroliuoti, o vaikam tai sunku, tai dėl to ieškom tų tokių įrankių ir priemonių, kad jiem padėti tą rašymą padaryti, kad tai nėra kažkokia bausmė ar tai sunkus darbas kažkoksai. Ieškot kažkokių metodų, gal dar kokiais metodais irgi pasidalintumėt, kas veikia šiuolaikiniams vaikams? Ta pamoka turėtų būti labai dinamiška, tokia labai įvairi ir skirtingos veiklos joje. Čia parašėm, žiūrėk, 5 žodžius, gal už mėnesį jau 10 parašysim, ar ne, pažaisti. Vaikai labai mėgsta atminties žaidimus, mokytojas sukuria korteles, vaikai pažaidžia, tuo metu jie įsidėmi, jau visas dėmesys ne į planšetę, ne į ekraną, mes sėdamės ant kilimo, taip pat ir mokytoja, įsidalinam korteles, mes jas verčiam, o kas čia kėnės? Ir vardiname, kas tai ar ne, tada mes jau žodį žinome, siejame su paveikslėliu, eina toliau ratas, mes ir bendraujame socialiai toks, ar ne, ir vienas kitą gerbėme, išlaukiame, tai toks labai daug dalykų suveikia to žaidimo metu ir jie taip mokosi žaistami. Puiku yra ir kūrybinės veiklos, mažieji projektai. Pasiruošk per mėnesį laiko tam tikrą temą, vėliau papasakosi. Tu nupieš, tu gali ir su PowerPoint paruošti ar ne programėlę. Tu galėsi skaidres parodyti, pateiktis ir tai yra puiku. Išnaudok savo kūrybinės jėgas. Parodyk save, kaip tau sekasi dirbti. Tai tos užduotis, kai kuriam labai patinka, kam nepatinka rašyti, tai galbūt patiks vaidinti arba pristatyti savo projektą ir taip gaus dėmesį ir jausis, kad man pavyko, mane išgirdo, jaučiausi pastebėtas. Tai ta dinamika turi būti labai įvairi. Gal ne kiekvienoj pamokoje pavyksta, bet siekis yra, kad pavyktų ir kad tas pamokos būtų kuo įvairesnės. Netradicinės pamokos, kurių vaikai labai laukia. Aš galėčiau papildyti, sutinku su Samanta, bet man kartais iškyla ir kitas požiūris, kad dažnai mes bėgam nuo to nuobodulio ir kad tik tai visaip sužaidybinti, bet kaip ir Agnė minėjo, tai yra darbas ir kartais irgi yra labai gerai panuobodžiauti, nes kyla gražiausios mintys ir ta kūryba irgi gali lietis, kai tau nuobodu ir gali kilti genialios mintys, tai aš taip dažnai galvoju, leisiu jiem panuobodžiauti ir nekreipti tą dėmesio, kad čia man dabar nuobodu ir linksminkit mane, nes man nuobodu ir aš noriu kažko labai netradiciško. Kartais reikia tikrai ir tų tradicinių tam tikrų užrašyti ir leisti jiem panuobodžiauti ir ne visada viskas yra tik žaidimai. Ir žinoma, tai yra balansas, taip pat nereikia nei vieną kraštutinumą nuklysti, bet aš manau, kad kartais nieko blogo ir panuobodžiauti ir parašyti ir sunkiai padirbėti. Taip. Sakai balansas ir pritariu tau. Taip. Tai mes turim klausimą ir iš žiūrovų, ir mėly žiūrovai primenam, kad jūs juos galite užduoti ir mes, jeigu juos užduosite laiku, dar vykstančiam pokalbiui, mielai pasistengsime atsakyti. Čia matyt, Ugnė, jums bus, nežinau, kiek jūs žinosite, esate kinų kalbos mokytoja ir štai klausimas yra, kodėl kinų kalba buvo pasirinkta šioje mokykloje mokyti, kaip jūs įvardinot nuo 1 klasės, ar tai buvo tėvų prašymo, ar kažkokie kiti motyvai, kiek jūs žinot? Tai aš ne nuo pat mokyklos pradžios esu čia, bet jeigu neklystu, aš dar į Agnę pagalbos žiūriu, jeigu neklystu, buvo nuo pat pradžių, ar ne, kinų kalba, ispanų irgi, tai kodėl mes mokomės visų šitų kalbų, yra anglų, ir ispanų, ir kinų, tai yra 3 labiausiai vartojamos kalbos pasaulyje. Statistiškai, jeigu neklystu, pagal apskritai kalbančiųjų šiomis kalbomis žmonių skaičių, tai kinų yra daugiausiai kiniškai kalbančių, tuomet eina ispanų ir keista, bet tik 3 anglų kalba. Nors anglų be abejo taip labai paplitusi šiaip pasaulyje, tai čia šiek tiek tas subalansuoja tą 3 vietą, nes vis dėlto svarba tikrai ne 3, sakyčiau. Tai visos šios 3 kalbos yra tikrai paplitusios ir ta pati kinų kalba, jinai nėra tik tais Kinijoje. Tai yra daugybė regionų, yra daugybė skirtingų ir dialektų ir Azijoje apskritai tai yra labai svarbi kalba. Aš toje pačioje Pietų Korėjoje ar Japonijoje keliaujama
kinų naudojau žymiai daugiau negu anglų. Tikrai buvo dažniau vartojama kalba, kai korėjiečiai ir japonai kartais nesusikalbėjo su manim angliškai, tai supratom, aha, bet mes kinų šiek tiek mokam abudu, gerai. Tai tikrai vartojama kaip ir ispanų, ir anglų, ir visos 3 kalbos, manau, be galo naudingos, skirtingos, bet labai plačiai vartojamas. Gal tėvams turite kokiu nors, nežinau, patarimų, įžvalgų apie tai, kaip tas kalbas pamilti ir tą meilę perteikti ir savo vaikams, kaip tas kultūras priartinti prie šeimos, prie savo vaikų, kaip tą vaikų smalsumą žadinti kitoms kultūroms, kitoms kalboms. Aš turiu keletą idėjų, nežinau, pasinaudosit, nepasinaudosit. Man labai graži tokia idėja, kad šeimoje daryti ar kažkokią kultūros savaitę ar mėnesį ir daryti ir patiekalus, kalbėti apie tai prie vakarienės stalo, ką žinom iš tos kalbos, kokius žodžius ir taip įtraukti ir į savo tiesiog kasdienybę. Taip pat būtų vienas toks patarimas, kad galima savo namuose lipdukais prisiklijuoti pavadinimus anglų kalba ar ispanų ar kinų, kokie tik norisi. Ir taip kiekvieną dieną matant, tai nusėda pasąmonėje. Aš ir esu ir keliose su vaikais klasėse prilipinus, klasės objektai, daiktai ir kad jie matant kiekvieną dieną gali tai įsiminti, tai nėra kažkoks darbas, tu matai ir taip įsimena informacija. Tai tokie du patarimai, kaip galima smagiai. Aišku, galima ir važiuojant į mašinoje, dainuoti dainą, nes dainos labai smagu mokytis. Aš pati įsimenu, atrodo, dainos žodžius, kita kalba, net gal kartais nežinau, ką reiškia ispaniškai, bet dainuoju ir tada pasinaudoju kokiamis technologijomis, išsiverčiu ir irgi labai malonus procesas su muzika, su repus kurti kartu namie, juokauti ir kalbėtis kartu. Tai kolegė labai daug pasakė ir aš tik pritarčiau dėl tų kultūros savaičių, kultūros dienų. Gal galima kartu šeimoje padaryti kokią vakarienę, ispanišką vakarienę, nusipirkti produktų, žiūrėti receptą, kartu gaminti, vaiko paklausti, o kas čia, ar tu žinai, kaip yra pomidoras, ir domėtis, ar ne, tai žodžiais. Turbūt elementariai yra labai svarbu apskritai klausti vaiko. Tai kaip tau sekėsi mokykloje, ką naujo sužinojo, o kaip ten ta ispanų kalba, pasakyk gal man kokį nors vieną žodį, ką ten įsiminiai, gal kokią dainelę kartu galim padainuoti. Tėvai turėtų irgi parodyti savo smalsumą, susidomėti tuo, kuo gyvena vaikas mokykloje ir tą kiek įmanoma labiau parnešti į namus. Ne tai, kad mes dabar atliksime namų darbus ir mokysimės ir tu man parodysi, ką išmokai. Bet gal mes galime kartu pasimokyti žodžių. Elementariai, tą pačiam automobilyje pasiklausyti dainos. Tai yra begalė pasiūlymų, ką mums siūlo šiuolaikinis pasaulis. Dainos pasiklausyti. Gal tą patį žaidimą Duolingo pažaisti. Vaikai mėgsta ekranus, planšetes, kompiuterius, telefonus, tenai įsigalinti tą įrankį ir skirti per dieną 5 minutės kartu su vaiku žiūrint, mokantis. Elementariai tiesiog domėtis, klausti, kasgi tau pavyko, kaip tau sekėsi? Gal taip labai plačiai, bet tuo pačiu, beklausant galvoju, mes vis tiek apie tą patį. Tai tiesiog manau, kad tėvų atvirumas kalboms, kultūroms ir tie patys pokalbiai su vaiku, bet čia įdomu, bet čia žiūrėk irgi, kodėl tai svarbu, ar tas svarbu. Manau, tas atvirumas visas ir yra pagrindas viso vaiko paskatinimo mokytis ir pažinti, nes vaikai tikrai labai ima pavyzdį iš savo aplinkos ir tiek ir iš mokytojų, bet ir iš tėvų ir jiem be galo svarbi tėvų nuomonė ir manau, jeigu jau tėvai savęs patys klausia, ką daryti, kad vaikas būtų atviresnis kultūroms ir kalboms, čia jau yra labai didelis žingsnis, nes tai parodo pačių tėvų norą ir tas noras tikrai labai matosi vaikuose ir kaip jie perima tai. Aš irgi pritarčiau, kad labai svarbus tėvų indėlis, bet toks nepuolamasis, kas tau nesiseka, kas tau sekasi, kas tau patiko, kokias tu istorijas atsimeni. Ir tiesiog integruoti, kaip per patiekalus, per žaidimus, per filmų žiūrėjimą kartu, dainavimą, nes vis tiek mes esam tie kritikai didieji ir tėvai, ir savi kritikai. Ir visą laiką kažkodėl galvojam, kas negerai, o kas gerai, šitą reikia švęsti. Aš dar pridėčiau paskutinį tokį kilo, kaip tik mintis, kad galima tiesiog kasdienybėje įtraukti parduotuvėje. Labai daug kas etiketės užrašai
viskas anglų kalba. Vaikas laukia mamos, kol ten, skaityk, kas čia parašyta, suras man kokį ten ingredientą, ar dar kažkas, kas parašyta, aprašyta. Ir tiesiog kasdienybėje rasti, kur ta kalba pasislėpusi, ar galbūt internetu apsipirkinėjant. Yra daug angliškai pavadinimų, drabužių parduotuvių. Pasikviesti kartu ir laikas praleistas kartu ir smagus būdas mokytis. Ir patarimas dar vienas labai svarbus, tai pasidžiaugti savo vaiku, pasidžiaugti tom mažom pergalėm, bet tikrai labai ypatingom ir svarbiom pačiam vaikui. Pasidžiaugti, paskatinti, mažai žingsniukais keliaujam, bet keliaujam tolyn. Tai pagirti. Turim dar vieną klausimą, parašytą mokytojai Aušriniai. Jei žmogus turi blogą mokymosi patirtį iš mokyklos laikų, kokių priemonių imti šiam žmogui, jei jis nori patobulinti savo anglų kalbą ir įveikti šį barjerą? Tai manau, Agnė, ir jūs galite pridurti čia anglų kalbos mokytojams. Aš manau, kad kadangi yra patirtis kažkokia neigiama, tai išsivalyti tą patirtį per sėkmės faktorių, kad gaunasi nekreipti tiek dėmesio į klaidą, o bandyti kalbėtis, kur saugu ir kur tau kažkas leidžia laisvai klysti ir drąsinti, užsimti smagiom veiklom, rasti galbūt mokytą, kuri nepataiso, bet tiesiog veda tuo keliu, kad tiesiog nebeliktų tos neigiamos patirties ir kad gali būti kitaip. Savo galvoje prasukti tą filmą kitaip, per naują ir tą gerą patirtim. Perrašyti plokštelę viduje, aš manau, kad su kažkieno pagalba, specialisto, manau, tikrai turėtų pavykti. Ir tokiu truputį nebijot būti papūga. Kažkas sako, kartoji, dainuoja, kartoji, o kasgi girdi, kad tu neteisingai kartoji. Ir po truputį vis teisingiau ir va šitaip. Prieš atsakant į klausimą, labai čia gražių tokių pabėlėte ir tėvams padrąsinimo, tokio įkvėpimo. Na, o apibendrindamas šį pokalbį, galbūt dar turit, nežinau, kažkokią įžvalgą ar kažką, kas pasiliko, ar kažkokį palinkėjimą tiems tėvams ir vaikams, kuriems, nežinau, smagu, gal kuriems ir nesmagu, bet gal kažkokį tokį palinkėjimą apibendrinant. Aš gal palinkėčiau, kad niekada nevėlu mokytis kalbų. Pati esu irgi pradėjau mokyti suaugusius, kai pradėjau savo šitą mokyto kelią. Ir neteko mokyti ir senelius. Ir seneliai nori mokytis anglų kalbos ir mokėti ten internete, suprasti ir parašyti ir keliauti ir su kažkuo kalbėtis. Tai, manau, niekada nevėlu ir gražu ir tai yra labai sveikas smegenims. Tai linkėčiau to, kad niekada nevėlu ir jeigu visą laiką norėjot ir bijojot, kai buvo kažkokia nesmagi patirtis, linkiu nugalėti ir keliauti ir būti atviriems ir mokytis. Pritarčiau, kad yra visiška netiesa, kad smegenyse nėra vietos, kaip kurie žmonės įsivaizduoja, kad jeigu ten išmoksi naują kalbą, tai reikės kažką užmiršti, tai yra netiesa. Ir taip, suaugusiem yra labai svarbu kartoti ir prisiminti ir mokytis naujų dalykų, nes tos mūsų smegenų ląstelės, jeigu jos miega, jos po kažkiek laiko gali ir numirti. Tai todėl neleiskim niekam numirti. Jeigu gyvuoja tas smegenis ir labai dirba savo darbą. Turbūt grįžtant prie tų pačių baimių. Kaip kinų kalbos mokytojai tikrai dažnai ir klausia dėl to sunkumo kalbos. Ir daugam iš vis toks yra truputį susidaręs, kad čia jau kinų kalba, tai sunkiau gyvenime nieko nebus. Čia paukščių kalba, neįmanoma nieko suprasti. Tai nebijoti tų, kur vėlgi, kaip ir mitai tie visi, kad tai nėra taip sudėtinga. Gal čia tikrai nereikia tai bijoti, nes ir vaikam puikiai sekasi tos visiškai kitokios kalbos nei mum įprasta ir nebijoju, ir tėveliam puikiai sektųsi. Tai tikrai nebijoti tų pokyčių ir kitokių kalbų, kitokių kultūrų. Ir tikrai pažadu, yra daugybė taip pat ir panašumo, ne tik skirtumo. Galvoju apie mūsų mokyklos mokinių tėvelius. Tai kadangi mes jau mokomės ispanų kalbos, tai tėveliai ir jūs pasimokykite, naudinga, bet paklauskite savo vaikų, kaip ten ta ispanų kalba, ką naujo sužinojai, ką gali papasakoti. O jeigu yra ir tokių tėvelių, kurie svarsto apie mūsų mokyklą, tai labai kviečiu pagalvoti, nebijoti ir drąsiai žengti šiuo keliu, net jeigu ir vaikas niekada nesimokė ispanų kalbos.
dabar turbūt pats metas pradėti mokytis ir turiu labai asmeninių ir labai sėkmingų patirčių, kai vaikas prisijungęs į klasę, kuri jau mokosi 2 ar 3 metus ispanų kalbos, čia pat žengia drąsiai, mokytoja palaiko ir pamažu atsiranda ir žinios, ir gebėjimai, ir žiūrėk, tu jau moki naujos kalbos. Ir tai yra ispanų kalba. Tai drąsos ir mes kviečiam. Ir taip pat paantrinsiu tikrai turbūt tėveliam ir yra priežastis turbūt, kodėl, nes tikrai yra ta baimė. Gerai, dabar turiu 4-oką, išleisiu mokyklą, o čia jau 4-5 metus vaikai kinų mokos. Nu tai siaubas. Tikrai nesiaubas. Tikrai turim daug tokių atvejų, kai ateina vaikai jau į klases, kurios ilgą laiką mokėsi tų kalbų ir puikiausiai integruojasi. Tikrai stengiasi mokytojai labai padėti ir vaikai, be galo vaikai padeda. Tikrai labai geranoriškai ir tikrai jiem puikiai sekasi. Puikiai. Tai tokia nuostabia gaida, kad nėra neįveikiamų viršūnių, nei tėvams, nei vaikams. Mes ir prieartėjome prie šio pokalbio pabaigos. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien turėjom net žiūrovų klausimų, vadinasi, kažkas tikrai mūsų klausėsi, jiems rūpi, jiems svarbu. Ačiū Jums už tai. O čia su manimi šiandien buvo Apvalaus kvadrato kalbų mokytojas. Tai thank you, Aušrinė ir Agnė, Siesie Ugnė ir Gracias Samanta. Viso geriausio. Ačiū. Viso. Adios.